Labą dieną. Vakar dėl techninių kliūčių nutrūko mano filmavimas. Kaip prisimenam, pradėjau naują eksperimentą su TonyBetu. Įsinešiau 1200, filmavimo eigoj papasakosiu jums šiek tiek apie šią bendrovę, apie niuansus, kaip joje statosi, kaip viskas vyksta ir kaip įmanoma šiek tiek ilgiau išturėti sąskaitą, negavus limitų. Tai vakar padariau, kažkaip labai prastai filmuoja, vakar padariau 4 statymus į priekį, visus maksimumais. Tai matom šiandieninių varžybų Oldenburgas -4, Kutno pergalė 2.15 kofų, Estudiantes -4 ir Bayerno pergalė Vokietijoje 4 statymai. Maksimumai buvo 71, 133, 86, 111. TonyBetas dažnai ir statymų forume, kada atsakinėdavo į klausimus, tai prisistatydavo kaip inovatyvi, dirbanti bendrovė. Ir iš tikrųjų, iš vienos pusės jie tikrai yra stipriausiai dirbanti bendrovė Lietuvoje. Jie net netingi, kaip matom, tokius dalykus. Maksimumai yra statymų maksimumai, kada iki rungtynių lieka 2 dienos ar tenais 1 diena, jie net netingi padaryti mažus maksimumus, nes žino, kad linijos keičiasi, o rungtynių dienai jam vėl reikia visą darbą daryti, pakelt maksimumus. Tai bendrovė iš tikrųjų dirba daug, kad tik suvaržyti galimybę žmonių laimėti, kad tik kuo daugiau sugaudyti jų, susekt. Na ir žiūrėsim, kaip šitam akauntė seksis. Rodysiu visokius niuansus. TonyBetas turi vieną tokį neblogą visai pliusą. Tai, kad jie kopijuoja Bet365 pasiūlą, ankstyvąją pasiūlą. Ne visada jie laukia, kol linijos pradės judėti vieną arba į kitą pusę. Būna jie kopijuoja. Taip, tai dabar žiūrim pirmadieniui. Pirmadienį yra Adrijos lyga. Finalas. Cervena Zvezda C9. Bet365 yra šis įvykis. Yra ten totalas 157, bet ten kofai 183 į abi pusės. Jie pusę taško numetė savo galvą totalą. Ir 1,90 kofas pas juos. Tai iškart statysiu statymą mažiau. Pirmadienį, manau, šiom rungtynėm totalai bus apie 150, 133 maksimumas. Taip, statau maksimumą. Statymas įvykdytas. Tai dabar dar vienas niuansas, kaip TonyBetą galima daugiau pastatyti. Tai kaip mato, maksimumas 133. Pastačius vieną maksimumą, dabar žiūrėkim, dar kartą spaudžiu ant koeficiento. Maksimumus rodo, iškart rodo 133. Anksčiau būdavo taip, jog reikėdavo palaukti 5 minutės ir tada maksimumas atsistatydavo. Vis dėlto taip ir yra. Dabar bandant statyti, rašo statymo suma arba koeficientas viršija leistiną dydį. Tai reikia laukti 5 minutės, kol tas maksimumas atsistatys. Ir tada vėl turėtų būti galima 156,5 mažiau pastatyti. Bet TonyBetas paskutiniu metu labai kontroliuoja visus statymus. Net nenustebčiau, kad dabar linija nuo to 133 eurų per pusę taško ar per tašką pasikeistų. Visai tikėtinas dalykas būtų, nes labai žiūri kiekvieną statymą. Aš dariau, kaip prisimenam, kažkada video, kaip man TonyBetas punkte uždėjęs 50 centų limitą yra, ir mačiau Facebook'e visur žmonės labai, taip sakant, protingi, dalina patarimus į kairę, į dešinę. Patarė, jog susirast man kitą žmogų, kuris galėtų už mane statyti. Tai galiu pasakyti taip,
tuos žmonės, kurie pastoviai sėdi punktuose ir tenais lošia ant kamuoliukų, ant šuniukų, ant kažko nedidelėm sumom, jie jau yra apmokę. Kad pavyzdžiui, jeigu žmogus stato ten po eurą, po 2, po 5 eurus ir staiga vieną dieną jisai ateina ir stato 200 eurų, kaip pavyzdys, tai iškart statymą reikia atsiųsti patikrinimui bukmekeriams. Jie tai primokino, kad aš galiu prašyti bet kurio tenais esančio žmogaus punktą ar aplinkui punktus, kad, žodžiu, tarpininkės privalo išlikti budrios. Jeigu žmogus visą laiką statydavo mažas sumas po 5 ar po 10 eurų ir staiga stato 200, tai jau reikia žinot, kad čia galimai aš esu. Tai čia vienas niuansas, o kitas niuansas, kada tikrai man reikėdavo daug pastatyti, aš galiu pasiskambinti kokiam nors draugui, pažįstamui ir kartu su juo pavažiuoti per punktus, tai kuris yra nepasižymėjęs, kuris yra, tarpininkės jo nežino, jisai nesėdi tenais dienom ant kamuoliukų ir jo nežino, ir jis atvažiuoja, pastato vieną dieną 200 eurų, kaip pavyzdys, ir jisai išeina iš punkto ir vyksta toksai dalykas. Tarpininkė gauna iš ofiso tokį laiškutį maždaug: labas, kas čia toks buvo atėjęs per žmogus? Jinai atsako maždaug: nežinau, pirmą kartą mačiau. Arba atsako: matytas, gal ten retai, retkarčiais pasirodo. Ar dažnai jisai po tiek stato, būna kitas klausimas. Jeigu yra statęs, ten tarpininkė pasako, ar yra po tiek statęs ar nėra. Ir bet kokiu atveju iškart pasako, kai ateis jisai kitą kartą, nestatyk jam, o atsiųsk statymą bukmekeriams patikrinimui. Ir ateina tas mano žmogus kitą dieną, vėl jisai daro viską tą patį, sako, statau 200, ten nežinau ant kažko. Tada tarpininkė jam gražiai nusišypso ir sako: užstrigo programa, reikia minutėlę palaukti. Tuo tarpu jinai siunčia statymą jam, siunčia statymą bukmekeriui ir bukmekeris ar vienu tašku numuša, ar koeficientą šiek tiek pakoreguoja, kad arba praeitų noras statyti, arba kad sumažėtų laimėjimo šansai. Tai jie taip kiekvienas žmogus yra 2-3 pastatymai ir jau kitą kartą dėl jo siunčia užklausas. Tai aš tiesiog mečiau šitą dalyką, bergždžias reikalas, bet viską, ką žinau, visus niuansus šituose video jums parodysiu. Tai statant lažybų punktą, kas Tonybete yra svarbu, pabandom, nežinau, ar 5 minutės, o maksimumas dar 0,0 rodo, dar 5 minutės nepraėjo. Kas yra svarbu statant punktuose didesnės sumas, niekada statydami Tonybete didesnę sumą, nesakykit, kad jūs norit statyti didesnę sumą. Pavyzdys, turim internetinę sąskaitą, Cervena Zvezda, C9, žinom, kad maksimumas 133 ir nuvažiuojam į punktą dabar, tarkim, padaryti šitą statymą. Norim statyti 1000 eurų. Ir scenarijus būtų toks: ateinu, užrašau numeriuką, sakau, noriu statyti 1000 eurų. Tarpininkė paspaus mygtuką, pasižiūrės, kad galima statyti 133. Jinai sakys, galima 133, bet su didelė ir plačia šypsena veide jums pasakys: bet nieko baisaus, sekundę palaukit, aš galiu duoti užklausą ir bukmekeriai leis. Tačiau suprantam, kad bukmekeriai norės ir pasižiūrėti, kas stato didesnę sumą, kad jau atkreiptų į jūs dėmesį, ir be jokių abejonių jie statymą truputį pakoreguos. Vieną maksimumą ten 133 gal leis ant 156,5, o ant kito bilietėlio sakys jau 155, pasikeitė linija. Taip, kad tokiu būdu mes tik sugadinam statymą, o yra labai paprastas būdas. Kaip minėjau, maksimumas atsistato kas 5 minutės. Tiek punkte, tiek internetu. Tai statant punkte yra dvejopas variantas. Pirmas variantas: atėjus į punktą, pasiklausi maksimumo 133 tarpininkė. Tai apie jokį 1000 nekalbam, gerai, statom 133. Ir tada žiūrim priklausomai nuo tarpininkės. Yra kai kurios tarpininkės, kurios visai nieko nesusigaudo ir po 5 minučių mes atėję vėl pastatysim 133 eurus. Jeigu matom, kad punktininkė šiek tiek gaudosi situacijoje, kad jinai galėtų, sugebėtų atskirti jog už tą patį, tada tokiu atveju geriausia yra apsimest. Ar tai sporto fanų nesveikų, ar tai ligonių šiaip lošimų, kad nesukelt papildomų įtarimų. Pastačiu 133, už 5 minučių įbėgė atgal į punktą ir ten, nežinau,
Bet žinokit, aš labai tikiu šituo statymu, šita komanda, jie žaidžia prieš tokius lavonus, aš manau tikrai čia šitas dalykas įvyks 100% ir pagalvojau, kad dar 133 pastatysiu. Ir taip, kas 5 minutės mes galim statyti, jeigu bookmakeris nepamatė, kad vyksta statymai, tai mes tikėtina, kad pastatysim visą norimą sumą, statydami kas 5 minutės ir statymas nepasikeis. Nors, kaip minėjau, dabartiniais laikais, jie tikrai labai stipriai viską žiūri ir labai dažnai linijas keičia. O būdavo tokie laikai, kai aš punktą prasėdėdavau valandą, sėdėdamas, taip nesąmonės kalbėdamas, ten, kad lavonai žaidžia ne prieš lavonus, pastatydavo po, tarkim, maksimumai, nežinau, čempionų lygos, tarkim, pražangos. Maksimumas ten būdavo 200 litų tais laikais. Aš per valandą sėdėdamas prastatydavau po 10 bilietų ir grįžęs namo dar prognozę parašydavau ir niekas nebūdavo pasikeitę. Tai tokia pamokėlė norintiems statyti didesnės sumas. Niekada neparodykit, kad norit statyti didelę sumą, kad net kreipti į save dėmesio, o geriau kas 5 minutės pavaikščiot. Geriau kas 5 minutės pavaikščiot ir pastatinėti tais maksimumais, kurie yra nurodyti. Taip atsiranda tikimybė, kad mūsų ilgesnį laiką nepagaus. Taip, refreshinom. Vėl 133 eurai. Maksimumas ant Adrijos krepšinio. Matom, praėjo 5 minutės. Nepaspaudžiau, kiek statau. Taip, dabar. Štai antrą kartą pastačiau 133 eurus. Dabar jau išjungsiu kamerą, dar pakartosiu, nežinau, iki kol nukris 155, 155 dar statysiu. Iki kol nukris 154, tada jau nestatysiu. Tai žiūrėsim, kaip ilgai man seksis, kada gausim limitus, ar pavyks laimėti. Iš 1200 dabar jau 530 sąskaitoje, visi kiti žaidime, pralaimėjusių statymų nėra, laimėjusių irgi nėra. Tai žiūrėsim, kaip seksis toliau, šiam kartui tiek.